1915 metais Thomas Lyle Williams sukūrė pirmąjį blakstienų tušą. Jis pastebėjo, kaip jo sesuo Mabel pasigamindavo pati blakstienų tušą iš vazelino ir anglies dulkių. Ir tada jam toptelėjo idėja sukurti blakstienų tušą, kurį viso pasaulio moteris galėtų naudotis. Ta turint omeny, Maybelline New York prekinis ženklas dabar jau turi begalę skirtingų rūšių tušų. Ir šiandien jums pristatysiu 9 skirtingus blakstienų tušus iš linijos Sky High, Lash Sensational, kuri pakerėjo tikrai visus. Dabar trumpai pristatysiu. Šio blakstienų tušo formulė yra su bambuko ekstraktu ir specialiais mikropluoštais, kuri neapsunkina blakstienų ir suteikia visos dienos efektą. Lankstus kūgio formos silikoninis šepetėlis lengvai pailgina ir suteikia apimties net mažiausioms jūsų blakstienoms. Tai pirmą turime Pink Air blakstienų tušą. Beje, visi šitie tušai yra pagaminti Italijoje. Šis tušas yra ružavos nugesintos spalvos. Tuomet mes turim Blue Mist ryškiai mėlynos spalvos tušą. Tada Sky High juodas tušas vandeniui atsparus. Tuomet Plum Twilight Sky High tušas, tokios tamsios violetinės spalvos. Tuomet Base blakstienų tušas veikia kaip primeris, kuris paruošia jūsų blakstienas kitam blakstienų tušo sluoksniui. Tuomet turim Cosmic Black super ekstra juodą blakstienų tušą iš Sky High. Tuomet klasikinis, visų žiauriai numylėtas, tik tokas visas apie išneka, Sky High originalus juodas blakstienų tušas. Tada Burgundy Haze, burgundiškos, dabar labai madingos burgundiškos spalvos. Ir paskutinis 9, Space Diamond, gruodžio mėnesį super greitai išpopuliarėjęs šis blakstienų tušas, kurį turi tepti jau ant padažytų juodos spalvos. Nebūtinai juodos, bet dažniausiai visi tepa ant juodos spalvos, jis suteikia spindesio blakstienom. Taigi dabar burtų keliu tiesiog ištrauksiu 2 blakstienų tušus, pasidariau savo bazinį veido makiažą, lūpas pasidažiau, akių nedažiau, tai labai noriu išmėginti 2 blakstienų tušus. Kaip man tai padaryti? Ir užsimerkiu, traukiu. O, čia bus bazė, tai vadinasi dar vieną galėsiu tepti. Ant šitos bazės naudosiu ružavą. Ok, ir kita akis, šitas, o dieve. Tai aišku, viena akis bus mėlyna, kita ružava. Tai ant vienos akis tepsime mėlyną. Aš jau esu įbandžius, ta prasme, ryškumas neišpasakytas. Kaip man tinka mėlynas tušas. Tuomet dažome kitą akį, pradėsiu nuo primerio, kaip ir minėjau, bazė. Nu, šitas tušas irgi gerai padaro blakstienas. Aš net pasidažyčiau juo ir eičiau lauk. Taip, vienas sluoksnis jau yra. Leidžiam išdžiūti. Tepamės ružavą. Įdomu, ar matysis spalva. Aha, taigi tamsesnė gausis. Bet tikrai matosi tas ružavumas. Geras. Štai kaip atrodo ant manęs mėlyna ir štai kaip atrodo ši kombinacija. Na ką ir viskas. Trumpas toks pristatymas. Tikiuosi, kad jums patiko šis filmukas. Negalėjau patikėti, kiek daug skirtingų rūšių yra būtent Sky High linijos blakstienų tušų. Kiekvienai progai. Halloweenas, kalėdos, nauji metai tikrai atrasit savo. Ačiū labai, kad žiūrėjot ir aš einu į miestą su skirtingom spalvom blakstienų. Ir ką jūs man? Ką? Nieko. Viskas. Viso gero.